Natūralios grublėtos odos modeliukas su pinta rankina. Nuostabus modeliukas, jeigu kalbant apie kasdieninį nešiojimą, tokį kasdieninis visiškai variantas, kuris pravers kiekvienai. Čia vidutinio dydžio rankinė. Dabar aš laikau savo rankose gesintą mėlyną spalvytę. Tai prie šitos rankinės eina trumpasis, kaip tokis vidutinio dydžio ilgio, būtent trumpasis pintas dirželis ir ilgas odinis siauresnis diržas, kurio dėka jūs galite nešioti rankinę per petį. Šiaip, kas man labai patinka, kad šios rankinės būtent trumpasis dirželis, jisai yra puikiai atitaikytas nešioti ant peties, nes jos ilgis yra puikiai atitaikytas ir žinokit, net su pūkiniam striukiam vaikštant, jūs tikrai drąsiai galėsite užsidėti ir labai patogiai, nes dirželio plotis yra toksai platesnis ir jisai labai patogiai čia glunda ant peties. Taipogi galite ir prailginti ilgai dirželį ir užsidėti per petį. Kadangi šita rankinė yra super minkštos odos, super minkštos odos, tai tikrai labai patogiai jinai glunda prie kūno. Aišku, dabar jinai prikrauta visokiausių pamušalų ir popierių, bet kai viską nuimsi, tai jinai tampa tokia daug minkštesnė, vis tiek jūs neprikrausit tiek, kad jinai būtų išpūsta. Tai šitas modelis tikrai nuostabus, kas ieško optimalaus tokio patogaus varianto kasdienai. Taip, kaip atrodo šios rankinės vidus? Tai iš priekio jinai atrodo štai taip, iš nugarinės pusės štai taip. Čia yra aukso spalvos detalės. Jūsų patogumui ir saugumui yra padarytas būtent užtrauktukas, papildomai. Ir vienas vientisas skyrius, tamsi vidinė apdaila iš natūralios medvilnės. Šone dar rasite čia skyrelį su užtrauktuku ir vieną vientisą skyrių. Labai fainas, patogus modeliukas. Ir jų yra skirtingų spalvų, tuo aš jums viską aprodysiu. Tai mano rankose, kaip ir sakiau, ir kas yra faina, kad būtent šitą dirželį jūs galite nuimti, jeigu jums neprireikia ir norite, galite tiesiog su ilgoju dirželiu naudoti, bet žinokit, ir šitas dirželis gali būti tiesiog kabėti kaip puošimas šitos rankinės, nes jisai labai gražiai atrodo. Beje, prie šitos rankinės puikiai tinka dar tekstiliniai diržai, nes čia yra grublėta oda, ne per daug detalių turinti, tai nuėmus pavyzdžiui šitą trumpąjį dirželį ir iš esmės dirželius jūs tikrai drąsiai galite naudoti ir tekstilinį diržą parinkti. Beje, merginos, vakar aš papildžiau elektroninę parduotuvę, įdėjau būtent naujus tekstilinius diržus, kurios mano manimo yra gražiausia. Tai tikrai galėsite jau pasirinkti iš naujų tekstilinių diržų. Taipogi įdėjau ir naujus modelius, kurių nebuvo elektroninė parduotuvė, tai žodžiu viską per naktį papildėm, tai naudokitės tą progą. Klausimas, kokia kaina, tai ponia Vaida yra pasidalintas, mano asistentė pasidalino būtent nuorodą į patį produktą, jūs užeinate elektroninę parduotuvę ir matysite produkto kainą. Kaina svyruos apie 50-60 maksimum eurų dabar. Tai ką, kokių spalvų šitas modelis turi? Tai gesinta mėlyna spalvyta, nuostabioja labai graži rudeniška spalva, būtent samoninė žalia. Ką mes čia dar turime? Yra tamsi kapučino. Iš tikrųjų, nuostabi spalva tamsi kapučino, labai graži, labai prabangiai atrodanti ir žinokit, ją jūs tiek kaip ir, pavyzdžiui, gesinta mėlyna, tiek kapučino spalvytą jūs mėgstate ir naudojate tikrai labai plačiai ir rudenį, ir žiemą. Klasika juoda, beje, gal parodysiu taip, kapučino, kad jums būtų aiškiau, tai yra kapučino spalva, juoda.
labai graži būtent balta spalva, balta, sniego baltumo spalvytė vasarai, jeigu pasirūpinti iš anksto vasarai, tai tikrai labai tinkanti spalva šiam modeliukui. Smėlio spalvytė, smėlio spalva. Čia yra kūno spalvytė, kūno spalva irgi tinkanti tiek žiemą, tiek vasarą spalvytė. Ir dar yra merginos tamsiai mėlyna spalva. Tamsiai mėlyna spalva. Ir labai, labai graži šio sezono spalva yra tamsiai ruda spalva. Tai juodojo šokolado spalvytė. Juodojo šokolado labai prabangiai atrodanti. Tikrai patikėkit manim, labai tinka būtent šitam modeliui, šita juodojo šokolado spalva. Ir dar yra iš būtent vasarinių modeliukų fuksijos spalvos, bet jinai labai giliai ten padėta, tai aš tikrai neišimsiu, bet elektroniniai parduotuvėje matysit visas spalvytes, visas nuotraukas, tai tikrai drąsiai galėsite apsižiūrėti ir apsispręsti dėl norimo modeliuko.